Na va, dabar jau viskas gerai. Matot, viskas tvarkoj, ar ne? Puikiai. Taip, taip. Tai tai ir pradėsim. Tai aš kadangi šiandien kalbu nuo, kaip Women Go Tech programos alumnė, tai pakalbėsim apie svajones ir pakalbėsim apie merginų svajones ir apie apskritai jauno žmogaus kelionę, kuriant savo verslą, savo idėjas, įgalinant savo idėjas, kurti tą geresnį rytojų. Tai kodėl šiandien aš su jumis, kodėl esu pakviesta šiandien su jumis dalintis tomis mintimis apie technologijas ir apie kelią į ją. Dėl to, kad mano ta patirtis buvo, tas kelias mano į technologijas buvo gana netiesus ir nelygus. Būdama mokinė, aš svajojau būti televizijos laidų vedėja ir tikrai negalvojau apie technologijas. Aš baigiau anglų filologiją, mokslo žurnalistiką ir komunikaciją. 6 metus, po to dirbau, stažavausi Europos parlamente, po to dirbau užsienio ambasadose Lietuvoje su komunikacija. Ir po to taip netikėtai mano gyvenimas pasisuko sutikus investuotojus ir prisijungus prie rizikos kapitalo fondo kaip vieno iš jų startuolių valdytoja. Tai buvo startuolis 3D spausdintos juvelyrikos ir tuo metu mano investuotojų ir mentorių mintis man labai įstrigo į atmintį, kai jie man pasakė, kad nepaisant to, kad aš neturiu patirties technologiniuose moksluose, bet aš turiu labai daug entuzijazmo ir noro išmokti, tai kol tai aš turėsiu, tai man visos sritis yra atviros. Ir ta mintim vadovaudamasi aš toliau drąsiai tęsiau ir savo kelionę. Po startuolio pradėjau dirbti su žaidimo kūrimo įmonė, dirbau daugiausiai prie virtualios realybės ir papildytos tikrovės sprendimų. Na ir tada, kadangi mano norai tyrinėti technologijų pasaulį vis augo, prisijungiau prie kitos IT kompanijos ir pradėjau dirbti biotechnologijų ir gynybos technologijų projektų plotmėje. Tiesa, aš nesu techninis žmogus, aš suprantu techninę dalį, bet aš dirbu kaip verslo plėtra, kaip pardavimai, kaip ta pati komunikacija ir tos visos žinios, tiek mano noras pažinti geriau technologijas, tiek mano pagrindas kaip komunikacijos ir mokslo žurnalistės, tas labai padėjo. Taigi, 15 metų dirbusi samdomą darbą, pastaruosius metus aš įkūriau savo konsultacijų įmonę ir darau lygiai tą patį, dirbu su technologijomis, tik dabar labai aktyviai padedu startuoliams prisitraukti investicijas, įeiti į konsorciumus Europos horizonto projektų ir lygiai taip pat pastaruosius 8 metus dirbu kaip Europos komisijos technologinių projektų vertintoja ekspertė ir nuo šių metų pradėsiu, kaip tik nuo gruodžio, dirbti su Aid Health. Ir ten vertinsiu medicininės pakraipos projektus susijusius su technologijomis. Taigi, mano tas darbas neapsiriboja, bet visada sukasi apie panašias ekspertinės sritis. Tai yra tas pats dirbtinis intelektas, virtuali ir papildyta realybė ir apskritai personalizuotos programinės įrangos kūrimas. Tai tiek teko tų skirtingų kelių praeiti, tai jeigu nors vienas iš tų žodžių jums įkrito į širdį ir jums yra įdomus, tai visada gali su manim susisiekti. Ir jeigu planuosit savo veiklą vienoje iš šitų sričių, tai mielai jūs pakonsultuosiu. Taigi, kodėl mes šiandien kalbam apie technologijas? Ir kodėl kartais, ypatingai atėjus dirbtiniam intelektui, pradėjom medijose girdėti tokią skambią frazę, ar tikrai dirbtinis intelektas atims mūsų darbus. Tai jeigu pažiūrėtume iš laiko perspektyvos, tai 90-aisiais interneto specialistų neegzistavo,
Kompiuteriai mano jaunystės laikais buvo naujiena ir tik tada technologijos pradėjo keisti darbo rinką. Tada apie 2007-uosius atsirado pirmieji programėlių kūrėjai, tų vadinamų appsų, aplikacijų, ką mes dabar visi naudojam telefonuose ir vėlgi tai buvo visiškai naujiena. Dabar 20 metais, ypatingai galbūt dabar netgi 23-24, mes labai aktyviai pradėjom kalbėti apie dirbtinio intelekto etikos specialistų poreikį. Ir tai atvėrė visiems naujas karjeros galimybes. Taigi, apskritai kalbant apie jūs, 65% jūsų būsimų darbų dar neegzistuoja. Ir naujos technologijos keičia pasaulį nuolatos, kurdamos netikėtas profesijas. Įdomus faktai. Iš to, ką mes matome dabar, kad 90% visų darbo vietų dabar reikalauja skaitmeninių įgūdžių. Ir jūsų kartos jauni žmonės, 79% iš jų nori dirbti su naujausiamis technologijomis. 74% mano, kad technologijos suteikia galimybių. Taigi, bet vėlgi, tai yra natūralu. Man technologijos buvo dalykas, kurį aš turėjau išmokti, nes tai mano kartai tai nebuvo natūralu. Tuo tarpu jūs jau užaugote su technologijomis. Ir kodėl technologijos yra tokia patraukli sritis, todėl kad jinai visada sparčiai auga. Ir kiekvienais metais atsiranda naujų produktų, paslaugų, kurios keičia mūsų gyvenimą ir taip atsiranda naujų sektorių, kur mes galime pritaikyti savo žinias. Kalbant apie Lietuvą, dažnai yra manoma, sakoma, kad Lietuva yra maža šalis ir ar mes turime galimybių konkuruoti su didžiosiom ir tiek senosios Europos, tiek JAV, tiek Japonijos, Korejos įmonėmis. Tai iš tikrųjų galim, nes kiek tenka dabar matyti, konsultuoti ir dirbti su tarptautiniais startuoliais, ar kiek pati dirbu savo darbe ir reprezentuoju Lietuvą, tai mes esam labai vertinami, labai matomi, mes turime labai tvirtą technologijų ekosistemą. Iš tikrųjų, puikų pagrindą įgyti žinias, išmokti. Tikrai mūsų universitetai, kaip ten bebūtų, tikrai nenusileidžia žiniomis pasaulio universitetams. Ir mes niekur išvažiavę į pasaulį nesijaučiame prasti ar kad mes stokojam kažkokiu tai kompetencijų kaip tik. Mes daugelį jie sričių lenkiame. Ir šiuo metu mes Lietuvoje turime iki 1000, apie 1000 aktyvių startuolių, apie 62 tūkstančius informacinių technologijų specialistų, turim 7 mokslo ir technologijų parkus bei 18 skaitmeninių inovacijų centrų. Ir kas dar yra labai gerai apie Lietuvą, kalbant, mes esam maža šalis, bet mes esam labai bendraujant ir draugaujantį šalis. Ir labai jums, kaip jauniesiams specialistams, yra labai lengva pasiekti visus Lietuvoje. Yra Startup Lithuania puslapis, kur yra išvardinti visi mūsų Lietuvoje esantys startuoliai su jų darbo pasiūlymais. Taigi netgi galima labai paprastai aplikuoti į juos. Visi mokslo ir technologijų parkai ir centrai organizuoja gausybę renginių, hakatonų, į kuriuos visada esate laukiami ateikti, sukurti savo inovacijas, pristatyti. Lygiai taip pat mes visada galim vieno ar kito renginio metu susitikti su valstybės pareigūnais, pristatyti savo mintis jiems, susitikti ir betarpiškai pabendrauti su investuotojais veikiančiais Lietuvoje. Tai iš tikrųjų mes turime tą labai glaudžią ekosistemą, kurioje galime dalinti savo žiniomis ir pasiekimais. Kalbant apie jūsų kartą, aš jau truputį minėjau, bet jūs jau esate gimę toje technologijų proveržio eroje ir jūs kasdien naudojate technologijas, dėl to jums bus daug paprasčiau adaptuotis prie besikeičiančių rinkos sąlygų. Ir jūs jau didžioji dauguma, beveik 100% jūsų naudoja jau technologijas, tą patį dirbtinį intelektą, dalintis idėjomis socialiniuose tinkluose. Ir jūs jau kuriat naujas tendencijas ir naują poreikį dabartiniams technologijų kūrėjams. Ir
Tyrimai rodo, kad net 82% jūsų planuoja karjerą technologijų srityje. Kalbant apie moteris technologijose, vis dar, kadangi aš dalyvavau, esu ir Women Go Tech tiek mentorė, tiek alumnė, mes vis dar apskritai pasaulio lygmenį mes kalbam apie atotrūkį tarp vyrų ir moterų, tarp uždarbių, tarp jų atstovavimo vadovaujančiose pozicijose įmonėse. Bet kuo daugiau dabar mes matom tyrimų, kad įmonėse, kur bent trečdalis vadovių yra moteris, tokios įmonės uždirba 15% daugiau. Mišrios komandos beveik dvigubai dažniau sukuria naujus ir geresnius produktus. Ir šiuo metu yra situacija tokia, kad ES tik kas 6 IT specialistas yra moteris. Lietuvoje šiek tiek situacija yra geresnė, čia moteris sudaro apie 1/5 visų IT specialistų. Ir tikrai prie to prisidėjo labai daug Women Go Tech programa, dėl to, kad jinai įgalino moteris kalbėti apie technologijas, rinkti technologijas, persikvalifikuoti. Ir jų sėkmės procentas yra netgi 80%. Taigi yra moterų, kurios atėjo merginų į Women Go Tech programą, 80% jų sėkmingai persikvalifikavo ir pakeitė savo karjerą į technologijų sritį. Kalbant apie moteris technologijų pradininkės, tai kaip taip atrodo, kad pasaulio lyderiai technologijose yra tik vyrai, bet nėra taip. Pati pirmoji programuotoja yra Ada Lovelace, jinai yra analitinio variklio algoritmų kūrėja, atvėrusi kelią šiuolaikiniam kompiuterių mokslui. Heidi Lamar yra Wi-Fi technologijos pradininkė, Catherine Johnson, NASA matematikė, suvaidinusi labai svarbų vaidmenį kosmoso tyrinėtojose. Grace Hopper yra COBOL programavimo kalbos ir viena pirmųjų programavimo kalbų. Ir JAV laivyno admirolė, jinai labai ženkliai prisidėjo prie technologijų plėtros. Dabar, ką mes matome technologijų pasaulyje, mes turim Susan Wojcicki, jinai įgalino YouTube transformaciją ir parodė, kaip technologija gali padėti žmonėms jungtis ir dalintis idėjomis. Gwynne Scotwell, SpaceX prezidentė, Liza Su, procesorių revoliucijos lyderė. Ir mes turim galybę moterų Lietuvoje, kur ypatingai merginoms klausančioms šio pranešimo labai rekomenduočiau pasekti jas socialiniuose tinkluose, dalyvauti programuose, kurios dalyvauja kaip mentorės. Ir iš tikrųjų tai tiek merginom, tiek vaikinam jos yra nepaprastai įkvepiančios asmenybės. Pavyzdžiui, Agnė Paulauskaitė Tarasevičienė, KTU dirbtinio intelekto centro vadovė, yra viena daugiausiai pasiekusių moterų dirbtinio intelekto apskritai žmonių dirbtinio intelekto srityje Lietuvoje, ir jinai labai dažnai kalba apie dabar labai karštą temą dirbtinį intelektą įvairiuose konferencijose. Tai labai linkėčiau ją pasekti. Kas domisi biotechnologijomis, medicinos inovacijomis, genetika, genų inžinerija, tai vėlgi Monika Paulė yra nuostabus pavyzdys, ką galima padaryti Lietuvoje su absoliučiai biotechnologijų rinką keičiančiomis technologijomis. Ir galybė kitų, kurių čia net nėra, profesionalių, kurios drąsiai žengia į technologijų sritį. Tai kalbant apskritai apie technologijas ir ką jos keičia kiekviename sektoriuje, tai dabar matom labai didelį proveržį medicinos sektoriuje. Mes turime dirbtinio intelekto taikymą medicinoje, tai yra nuskaityti rentgeno nuotraukas ir jas analizuoti, būti asistentais, tiesa dar ne Lietuvoje, gydytojams, šeimos, pavyzdžiui, gydytojams įprastinių vizitų metu. Ir
labai daug kur. Turime visus išmaniuosius įrenginius, išmaniuosius laikrodžius, fitneso sekėjus. Ir tai vėlgi prisideda prie sveikatos sektoriaus tobulinimo dėl to, kad kiekvienas mūsų tampa atsakingas už savo sveikatos duomenis. Turim tą pačią telemediciną, tai yra gydymą nuotoliniu būdu, kai gali gydytojas iš pagrindinių medicinos centrų Kaune, Vilniuje ar Klaipėdoje konsultuoti ligoninės periferijose ir taip padėti priimti teisingą sprendimą, kai reikalingas sprendimas čia ir dabar. Jau kuris laikas yra kalbama apie organų spausdinimą 3D, jau jisai ilgus metus jau šitą technologiją naudojama personalizuotai protezų gamybai. Ir žinoma, dabar tas karščiausia tema yra personalizuota medicina, apie ką kalbam labai daug medikų bendruomeniai. Ir kai DNR analizė leidžia identifikuoti individualius genetinius veiksnius ir pagal juos adaptuoti gydymo planą, vaistus ir visa kita. Tai čia yra tos sritis, apie kurias, jeigu jūs norėtumėt kurti kažkokią tai inovaciją medicinos srityje, tai personalizuota medicina tikriausiai būtų numeris 1 kartu su dirbtiniu intelektu, kur reikėtų orientuotis. Vėlgi, klimato sprendimai. Labai labai aktuali tema yra klimato kaita ir didieji verslai ir ne tik, apskritai ES labai stipriai skatina prisidėti prie CO2 emisijos mažinimo ir mes turim tas visas technologijas jau įdiegtas, išmaniasias energetikos vadybos sistemas, išmaniuosius miestus ir kad miesto infrastruktūra optimizuota naudojant įvairias sistemas, pavyzdžiui, šviesų valdymą, eismo srautų reguliavimą, pasitelkiant tą patį dirbtinį intelektą. Vėlgi, kai kalbam apie dirbtinį intelektą, dirbtinis intelektas yra didžiulis gėris, bet lygiai taip pat ir didžiulis iššūkis, kalbant apie tą pačią klimato kaitą, dėl to, kad sugeneruoti paprasčiausią algoritmą reikia ne labai didelių energetinių resursų. Ir jau Danija labai, tiek Nyderlandai stipriai pirmauja šioje srityje. Jie aušinimo procesorius stato jūroje, kad būtų šalčiau, panaudoja atsinaujinančios energetikos šaltinius aušinti serveriams ir yra kiekvieną dieną inovuojama šitoje srityje. Tai vėlgi tas vadinamas Green AI, žalesis dirbtinis intelektas, yra vėl dar vienas tas raktažodis, kurį reikėtų jums prisiminti ir apie jį pagalvoti, galvojant apie savo startuolius. Švietimo ateitis, ką mes jau ir matome Lietuvoje, mes turime naujas mokymosi formas, tai yra įvairios interaktyvios patirtis, virtualios realybės laboratorijos. Dirbtinis intelektas lygiai taip pat gali padėti personalizuoti turinį priklausomai nuo mokinio individualių poreikių. Ir labai populiarios yra mikromokymosi platformos, kurios leidžia mokytis mažais intervalais. Tai vėlgi, kadangi jūs šiuo metu esat mokiniai, puikiai pažįstat švietimo sektorių, jį galit pačiupinėti kiekvieną dieną, tai tikriausiai tai ir galėtų būti tas jūsų pirmasis projektas, kurio rėmose jūs galėtumėte pabandyti kurti vieną ar kitokį technologinį prototipą, dėl to, kad jūs žinote tie skausmo taškus ir žinote, kaip tą skausmo tašką panaikinti, eliminuoti. Vėlgi, mes kiekvieną dieną dabar ypatingai po COVID-o matom labai didžiulį e-komercijos iškilimą ir kad žmonės pradėjo naudotis vis daugiau ir daugiau e-komercijos platformomis ir vėlgi čia pasitarnauja labai daug dirbtinis intelektas. Ir jau iki tol, jeigu buvo personalizuojami mūsų pirkimo istorija remiantis lojalumo kortelėmis, tai dabar vėlgi tas pats dirbtinio intelekto algoritmas gali labai
tiksliai išanalizuoti mūsų kliento profilį ir pagal tai pateikti mums asmeninės rekomendacijas. Tas pats Amazon, kurį visi labai gerai žinome, naudojant dirbtinį intelektą, uždirbo daugiau, 30% daugiau savo pajamų. Kai kalbam apskritai apie technologijas, susidaro klaidingas požiūris, kad technologijos yra tik programavimas, bet ir tai yra tokia puokštė profesijų galimų dirbti technologijose ir tai dar nėra baigtinis sąrašas. Mes galim kalbėti apie kūrybinės profesijas, tokias kaip user experience, user interface dizaino specialistai, tai yra vartotojų patirties specialistai, skaitmeninės rinkodaros specialistai, virtualios ir papildytos realybės kūrėjai, žaidimų kūrimo specialistai, jau grinai techninės profesijos, tai yra programinės įrangos kūrėjai, architektai, kibernetinio saugumo ekspertai, ypatingai svarbi sritis, kokybės užtikrinimo specialistai, debesijos, technologijų inžinieriai, IT infrastruktūros administratoriai, dirbtinio intelekto specialistai, vėlgi be galo paklausi profesija. Ir verslo ir analitikos profesijos, tai šiai grupiai profesijų priklausau ir aš. Tai yra produkto vadovai, duomenų mokslininkai ir analitikai, verslo procesų analitikai, projektų vadovai, technologijų pardavimo ekspertai, technologijų komunikacijos specialistai, talentų pritraukimo profesionalai. Tai vėlgi, nepaisant to, kokią mes pasirinksime savo studijų karjerą, galbūt mes mokysimės kalbas, istoriją, politikos mokslus, matematiką, mes iš tikrųjų visas tas žinias galime pakreipti taip, kad jos būtų naudingos tam pačiam technologijų sektoriui, jei jūs ta sritis žavi. Dėl to, kad kaip tik tai yra jūsų stiprybė, kad jūs esat multidisciplininiai specialistai. Kalbant apie ateitį ir apie tai, kas galėtų būti aktualu jums, kai jūs išeisite studijuoti, kai išeisite į darbo rinką, tai perspektyviausios, vėlgi tyrimais numatomos perspektyviausios technologijų profesijos per ateinančius 30 metų, 5 metus, 30-aisiais, bus dirbtinio intelekto ir mašininio mokymosi specialistai, kibernetinio saugumo specialistai, duomenų mokslininkai, debesijos architektūros specialistai, DevOps inžinieriai, blockchaino technologijų vystytojai, daiktų interneto, robotų, virtualios ir papildytos tikrovės ir kvantinių kompiuterių programuotojai. Tos nišinės ir futuristinės galimos profesijos 5 metų perspektyvoje gali būti skaitmeninio dvynio inžinieriai. Vėlgi tai yra labai įdomi sritis, dėl to, kad mes medicinos sektoriuje ypatingai apie tai daug kalbame, apie simuliavimą, apie technologijų išbandymą ant biologinio skaitmeninio dvynio, tavo nuskaitytų duomenų. Tai vėlgi taip išvengiame galybės etinių niuansų ir taip galime sveikai ir saugiai pabandyti įvairias technologijas ant skaitmeninio dvynio. Tai tas skaitmeninio dvynio terminas yra labai plačiai naudojamas įvairiose industrijose ir labai tikėtina, kad ši profesija bus labai aktuali ateityje. Metaverse ekosistemos architektas, Metaverse tai yra tas pats mano minėtas virtuali realybė papildyta tikrovė. Tai tiesiog tai yra kitas terminas, tai yra darbas dirbtinoje realybėje ir tos ekosistemos kūrimas. Vėlgi čia sunku prognozuoti, kaip iš tikrųjų bus, dėl to, kad Metaverse ar virtualios realybės sąvoka šiek tiek prigesio pastaraisiais metais, nes labai kilo dirbtinis intelektas, bet vėlgi niekada nežinai su technologijomis, kaip kas pasikeis per artimiausius metus. Lygiai taip pat dirbtinio intelekto etikos specialistas, dėl to, kad mes turim dirbtinio intelekto aktą ir ten turime galybę
rekomendacijų, kaip turėtume etiškai, saugiai naudoti tą patį dirbtinį intelektą, dėl to, kad jis negali būti naudojamas be stabdžių ir mūsų duomenys negali būti apdorojami be stabdžių. Tai dėl to etikos klausimai, kalbant apie dirbtinį intelektą, yra labai labai svarbus. Vėlgi yra tokių visiškai futuristinių specialybių kaip dirbtinių intelekto sistemų, emocinio intelekto vystytojas. Tai yra, kad mes jau sekantis žingsnis, nes dabar sakoma, kad dirbtinis intelektas yra, jo intelektas yra kaip 3 metų vaiko, na gal jau dabar pasistumėjo su naujomis sistemomis truputį daugiau, bet visgi jo sąmonė dar nepralenkia mūsų sąmonės, bet tas galutinis taškas yra emocinis jo išsivystimo lygmuo. Tai vėlgi tai yra vienas iš tokių futuristinių profesijų. Ir žinoma, skaitmeninio privatumo architektas, nes kaip mūsų duomenys dabar tapo bene visų vieši, nes mes negalvodami juos keliame į tą patį ChatGPT ar bet kokią kitą tą Large Language Model. Ir jeigu anksčiau mes visada galvodami ar sutartį, ar nuotrauką, kur mes dalinamės ir kur mes keliame, tai dabar mes keliame viską, kad gautumėme greitesnį rezultatą, bet iš tikrųjų nežinome, koks iš to bus galutinis produktas, kur tie mūsų duomenys nukeliaus ir kaip jie bus panaudoti. Tai dėl to skaitmeninio privatumo architektas yra labai labai svarbi profesija. Na ir dabar pereinkim į temą, kadangi truputį supažindinau su ta pačia technologijų ekosistema ir kas šiuo metu vyksta. Tai jeigu jūs norėtumėt, tai kaip reikėtų sukurti ir startuolį technologijų srityje. Tai visų pirma, ką jūs jau dabar galite padaryti, kaip ir minėjau, kadangi jūs esat šiandien dienai labai geri ekspertai švietimo sistemos, tai jūs turėtumėte stebėti savo aplinką labai kritiškų žvilgsnių ir pastebėti problemą. Su kokiais iššūkiais jūs susidurite. Jūs, jūsų draugai, jūsų šeima. Pavyzdžiui, gal jūs pastebėjot, kad jums yra sunku sekti namų darbų terminus, įvairius būrelius, kuriuos lankote ir efektyviai planuoti savo laisvalaikį ir mokymosi laiką. Tai vėlgi, gal jums reikia programėlės, kuri padėtų tai padaryti. Tada reikėtų sugeneruoti sprendimą. Ir čia jau nereikia galvoti nereikia galvoti apie tą raketų mokslą, užtenka visų pirma susikurti tą popierinį lėktuvėlį vadinamą ir tiesiog pasidaryti minčių lietų, užsirašyti kaip galima daugiau idėjų, net jei jos ir atrodo šiandien dienai neįgyvendinamos arba jau utopiškos. Ir ją apsirašyti. Tada reikėtų susikurti prototipą, nusipiešti programėlės eskizus popieriuje ar naudojant vieną iš nemokamų dizaino programų ir paruošti detalų funkcijų aprašymą. Ir svarbiausia, tai yra pradėti nuo mažų, bet konkrečių žingsnių. Vėlgi, tiek sprendimo generavime, tiek prototipavime jums šiandien dienai gali labai pasitarnauti tas pats dirbtinis intelektas, tas pats ChatGPT, Claude, Gemini ar bet kuri kita programa, kuri generuoja turinį. Bet svarbiausia yra jums iš tikrųjų sugeneruoti pačią idėją ir tą vadinamą skausmo tašką. Tada tą idėją jūs turite ištestuoti ir gauti atsiliepimus. Ir kaip tai yra daroma? Tai yra, jūs turite parodyti tą patį tiek prototipą, tiek arba pasidalinti tą savo idėją bent su 5 potencialiais vartotojais. Tai jeigu jūs kalbama apie kažkokią tai mokymosi laiko efektyvumo gerinimo programėlę, tai vėlgi jūs turite pasikalbėti su skirtingais savo klasės draugais, su skirtingo amžiaus mokiniais, galbūt netgi ir su baigusiais mokymus studentais ir pažiūrėti, ar jie naudotų tą programėlę. Dėl to, kad apskritai kalbant apie bet kokią technologiją, jūs kuriat identifikuodami savo skausmo tašką, bet ta programėlė bus ne tik jums, bet ir vartotojams. Tai labai svarbu, kad tas sprendimas būtų aktualus ne tik jums,
bet ir rinkai, kad jinai turėtų tą vadinamą rinkos potencialą. Na ir tada pristatyti jį rinkai. Labai smagu, kad mes Lietuvoje turime Andželiką Rusteikienę ir Junior Achievement Forum veiklą ir tikriausiai daugelis iš jūsų apie ją žinote. Tai yra tikriausiai ta pati pirmoji platforma, kur jums reikėtų dalyvauti, pristatyti savo idėjas ir drąsiai leisti savo talentui skleistis. Tik tai labai svarbu neužsidaryti, sulaukus pirmos kritikos. Ar jūs sulauksit pirmos kritikos kalbėdami su potencialiais vartotojais? Ar jūs sulauksite kritikos iš dėstytojų, mentorių? Nereikia to priimti asmeniškai. Tai yra tik tai nuomonė ir tai yra pagalba jums, konstruktyvi kritika, pabrėžiu, yra pagalba jums judėti tolyn, remiantis jau kitų ekspertų žiniomis, gyvenimo patirtimi ir tai padės jums lengviau keistis, nes mes startuolių pasaulyje turim tą labai gražų terminą pivot, tai yra, nežinau kaip tiksliai lietuviškai tą pasakyti, tai yra, kai mes galime greitai labai keistis. Ir startuoliai yra tokie, jie labai greitai keičia savo veiklos strategiją, derindamisi prie pasikeitusios rinkos. Tai jeigu jūs matot, kad jūsų sukurta programėlė, žaidimas, dirbtinio intelekto sprendimas neatliepia rinkos poreikių, tai jeigu jūs daug nesuinvestavot, jūs galite labai greitai keistis ir pridėti tam tikrus sprendinius, kurie būtų aktualūs. Tai tas yra ir žavu su technologijomis, kad mes esam neįdėti į rėmus ir mes esame labai labai dinamiški ir labai greitai galim keisti savo veiklos kryptį. Ir vėlgi grįžtam prie moterų, merginų įgalinimo klausimo. Ir nežinau kaip jūs, bet aš savo mokyklos laikais, studijų laikais teko man susidurti su stereotipais, būnant viena mergina moterim diskusijų kambarį su kitais vyriškos lyties atstovais, kurie ne visada rimtai priimdavo mano dalyvavimą ten, bet kai pradėdavom šnekėti jau verslo technologijų kalba, visas tas stereotipai baigdavosi ir viskas palikdavo tik profesionalumo rėmose. Tai vėlgi čia labai norėčiau akcentuoti, kad tiek kalbant apie vaikinus, tiek apie merginas, niekada neleisti reikia apriboti jūsų ambicijų stereotipams technologijų srityje, nes jūs kiekvienas atsinešate labai unikalų požiūrį, labai unikalias patirtis, jūs kiekvienas esat be galo kūrybiškas ir būtent tai reikia inovacijoms, nes inovacijoms reikia ne lyties, o žmogaus, reikia profesionalų, reikia patirties. Ir kaip ir minėjau prieš tai, kad kiekviena klaida, kiekviena nesėkmė yra labai vertinga pamoka, nes tai išmoko jūs atsirinkti informaciją, atsirinkti partnerius, draugus, investuotojus, mentorius. Ir tas pats technologijas, jeigu viena nepasisekė, galbūt pasiseks kita. Ir lygiai taip pat kaip ir man su 3D juvelyrika nepasisekė, po to pasisekė su virtualios realybės sprendimais. Ir visas gyvenimas nėra vien tik tai aiški linija į priekį, tai yra labai daug vingiuoto kelio aukštyn, žemyn. Ir ilgainiui tu tą supranti ir priemi visiškai kaip natūralų dalyką. Ir kas labai svarbu, tai yra bendruomenės palaikymas. Ką mes ir darom šiandien? Jūs esat savo bendruomenėse, jūs klausotės čia pranešimų, jūs pažįstate naujus žmonės ir labai aktyviai įsitraukite į tas technologijų bendruomenės dėl to, kad jos yra be galo atviros ir lankykite technologinių renginius ir dalinkitės drąsiai savo istoriją. Bet kas svarbiausia, tai palaikykite ryšį tarp vienas kitų. Dėl to, kad jūs esate ateities lyderiai ir jūs esate šiandien mokyklos suole, bet už 5-10 metų jūs būsit įmonių direktoriais, projektų vadovais, technologijų ekspertais. Ir kaip bus lengva ir gerai, turint gerus santykius mokykloje,
po to tiek vystyti verslą, daryti pardavimus, daryti bendrus projektus su savo buvusiais klasiokais, dėl to, kad jūs jau turėsit bendrą istoriją ir tai nebus santykio kūrimas nuo nulio. Tai tikrai kiekvienas jūsų klasėje identifikuojate jau šiandien kiekvieno iš jūsų stiprybės ir silpnybės, tai čia ir reikėtų pasiieškoti tų ateities partnerių, verslo partnerių, ateities kolegų, kuriant inovacijas, nes jūs šiandien dienai jau galite kurti tą pasitikėjimų grįstą ryšį, nes jūs žinote kiekvieno iš savo, ko vienas iš kito tikėtis. Tai kokie yra šiandien dienai resursai mokymuisi ir jūsų tolimesniai karjerai? Tai šiandien dienai ypatingai yra galybė nemokamų mokymosi platformų online, kuriuose galite įgyti programavimo žinias, jeigu jums tai yra aktualu. Taip pat jūs galite išmokti visko, ko jūs tik tai norite, ne tik programavimo, bet ir pardavimų, verslo plėtros, komunikacijos, dizaino. Ir nereikia netgi, ir te reikia investuoti savo laiką. Ir vėlgi galybė programėlių, kurios gali padėti vizualiai patrauklius jums produktus ar paslaugas sukurti. Ir vėlgi tos pačios dirbtinio intelekto pagrindus, ką dabar labai rekomenduočiau įgyti jums, kad turėtumėt pranašumą rinkoje, tai tikriausiai populiariausia platforma tam yra Kaggle. Žinoma, ir Coursera, ir visur kitur yra mokymų dirbtinio intelekto tema, bet būtent dirbtinio intelekto tema Kaggle labai stipriai dirba ties šiais mokymais. Ir žinoma, Lietuvoje mes turime labai daug mokymo platformų, finansuojamų mokymų platformų, kur galite įgyti vieną ar kitą jums patinkančią kompetenciją ar pasimatuoti ateities profesiją, pavyzdžiui, renkantis studijas. Ar jums, pavyzdžiui, būtų įdomu studijuoti, nežinau, dizainą, dirbtinio intelekto niuansus ar tą patį programavimą vienos ar kitos kalbos. Ar jūs norit kaip tik eiti į tos softinius dalykus, į komunikaciją ir verslo plėtrą. Ir kaip rasti kelią, nuo ko pradėti tą technologijų bendruomenę, tai visų pirma yra įvairūs konkursai ir visų pirma tai yra renginiai. Tada yra įvairūs hakatonai ir konkursai, tai taip suteikia labai didelės praktinę patirtį darbo komandoje ir būdą pristatyti jūsų mąstymo stilių, jūsų kuriamas inovacijas ir susipažinti su technologijų entuziastais. Tai iš tokių didesnių, ką mes turim Lietuvoje, tai vėlgi merginoms labai rekomenduoju dalyvauti Women Go Tech programoje, mentorystės programoje ir apskritai jų renginiuose. Junior Achievement Forum lygiai taip pat tai yra jums kaip mokiniams absoliučiai nuostabi platforma, kur labai rekomenduočiau pasekti ir Andželiką Rusteikienę, Junior Achievement Forumo vadovę socialiniuose tinkluose ir nepraleisti naujienų apie ateinančius renginius. Iš tokių nišinių ar labai įdomių projektų būna NASA Space App Challenge, labai įdomus projektas, jeigu jūs, pavyzdžiui, galvojate apie kosmoso inovacijas. Ir vėlgi, pagrindinis jūsų informacijos šaltinis tai yra Startup Lithuania puslapis, kuris vienyje absoliučiai visą startuolių ekosistemą. Beje, taip pat ir, ko čia nepaminėjau, tai yra Unicorns Lithuania. Ir jų komunikacijos vadovė yra Rūta Pukenė, vėlgi tai yra irgi tas žmogus, kurį reikėtų pasekti socialiniuose tinkluose, nes jį dalinosi visomis didžiausiamis inovacijomis iš labai pažengusių Lietuvos startuolių gyvenimo ir jų gyvenimo užkulisiais. Tai vėlgi labai įdomu matyti, kur link mes einame ir kur link mūsų technologijos juda. Ir lygiai taip pat Invest Lithuania inovacijų agentūra Lietuvoje, tai yra vėlgi jų puslapis ir jų organizuojami renginiai, tai yra
tas tikriausiai tas pirminis renginių ir programų trejetukas, kur jūs galite rasti tiek labai naudingą informaciją, tiek finansavimo šaltinius, tiek renginius įvairiomis temomis ir pagal tai atsirinkti, ką jūs norite daryti. Taip pat įvairios akademijos ir stovyklos jums turėtų būti aktualu, tai labai drąsiai registruokitės ir dalyvaukite ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, tai UK yra Jungtiniai karalystiai yra labai daug įvairių su technologijomis susijusių akademijų, lygiai taip pat ir Danijoje, toj pačioj Lietuvoje yra labai aktuali, labai gera platforma Girls Who Code. Tai yra platforma merginoms norinčioms dirbti technologijose. Ir žinoma, mes turime, kaip jau minėjau, tų mokymų platformų, tokių kaip Turing College, Adon, Code Academy Lietuva, nes čia vienas yra Code Academy International, kur galima mokytis programavimo įvairių kalbų, kitą Code Academy turim Lietuvoje ir tai jų mokymai yra finansuojami šiuo metu per užimtumo tarnybą ir jūs galite, dar ne jūs, šiek tiek vėliau, kai studijuosite, galite gauti finansavimą įvairiems mokymams. Bet čia reikėtų pasitikslinti su jais, koks amžius, koks darbinis statusas yra kvalifikuojamas refinansavimui mokymams gauti. Ir kalbant apie jūs, kodėl jūs turėtumėt ar galėtumėt pasibandyti technologijų sektorių. Tai kaip ir minėjau, technologijų sektorius auga kasmet, yra be galo dinamiškas ir jūsų sukurti produktai ar produktai, prie kurių kūrimo jūs prisidurite, kuria tą geresnį ateities scenarijų. Ir būtent dėl to aš atėjau į technologijas, dėl to, kad man labai norėjosi dinamikos, pokyčių ir prisidėjimo prie ir pamatymo, kas bus po 10 metų, nes kai tu dirbi su technologijomis, tu dirbi jau su technologijomis tomis, kurios plačioje visuomenėje rinką pasieks 10-20 metų laikotarpiu. Tai yra labai įdomu būti tuo vienu pirmųjų inovatorių, kūrėjų, kurie tik prisideda prie ateities. Yra labai didelė profesijų įvairovė. Tai yra kiekvienas jūsų su jau dabartiniais gebėjimais ir kompetencijomis, jūs galite rasti vietą pasaulyje, technologijų pasaulyje. Tai ar jūs pasirinksit programuotojo, ar produktų vadovo, ar dizainerio, ar personalo atrankos specialisto profesiją, jūs visuomet galite pritaikyti savo žinias dirbdami technologijų sektoriuje. Ir jūs tikrai prisidėsite prie pasaulio pokyčių, prie klimato kaitos pokyčių, prie švietimo, prie sveikatos apsaugos ir prie visų kitų. Tai tiesiog reikia pasirinkti sritį, kurioje jūs norite inovuoti. Ir kodėl kiekvienas iš jūsų yra svarbus technologijoms? Dėl to, kad jūs, ypatingai jūsų karta, yra ta pirmoji karta, kuri nuo pat gimimo puikiai supranta technologijas. Ir jūs esat be galo kūrybiški ir smalsus. Jūs turit visas galimybės mokytis tiek užsienio universitetuose, tiek Lietuvoje. Daug keliaujate ir jums jau natūraliai yra įdiegtas smalsumas ir kūrybiškumas. Ir tai sąlygoja, kad jūs turite unikalų požiūrį į naujas idėjas ir turite drąsių minčių, iš kurių gimsta inovacijos, nes jūs rematės jau pasaulinę praktiką. Kai tuo tarpu aš pirmą kartą į užsienį išvažiavau, būdama 21 metų studijuoti į Suomiją. Tai vėlgi, o dabartiniai vaikai jau nuo kūdikystės keliauja. Tai vėlgi, koks tai yra kartų didžiulis skirtumas ir koks didžiulis yra jūsų pranašumas. Taip pat jūs pasižymite analitiniu mąstymu
ir gebėjimu matyti problemas kitaip ir jas adaptuoti ir pritaikyti šiuolaikinėms technologijomis. Ir kiekviena problema yra galimybė inovacijai. Tai vėlgi, kaip ir minėjau, mes visada ieškome iš pradžių problemų, skausmo taškų ir tada inovuojame ir keičiame jas. Ir įvairovė, skirtingi amžiai, skirtingos lytis, skirtingos patirtis, skirtingos istorijos lemia tos geresnius sprendimus ir geresnės inovacijas. Nes aš daug dirbu su hakatonais ir mes labai skatiname suvienyti kuo skirtingesnius žmonės į komandą, dėl to, kad jeigu komandoje bus 5 vienodo mąstymo žmonės, dažnu atveju jie pasieks mažesnį rezultatą negu skirtingi, dėl to, kad skirtingų žmonių perspektyvos skatina diskusiją ir tobulėjimą. Tai nebijokit jungtis į komandas su skirtingą mąstymą nei jūs turinčiais žmonėmis, nes iš to tik tai laimėsite. Ir mes išgyvename dabar ypatingai COVID-as, geopolitinė situacija labai stipriai bekintanti. Ir mes klimato kaita, ir mes išgyvenam tų pasaulinių iššūkių laikotarpį. Ir čia labai yra svarbu ieškoti, kaip mūsų idėjos gali padėti kurti tą gražesnę, tvaresnę ateitį ir geresnį rytojų. Ir ką galite padaryti jau šiandien po pamokų, tai galite išbandyti įvairius nemokamus kursus, kuriuos minėjau anksčiau, ir pradėti pasimokytis ar pasimatuoti vieną ar kitą profesiją, tada sekti technologijų naujienas, užsiprenumeruoti naujienlaiškius, tiek Junior Achievement Forum, tiek Startup Lithuania, tiek inovacijų agentūros, ir sekti naujienas, ir iš ten jūs pamatysite, kokios yra plačios galimybės, kaip jūs galite sukurti idėjas ir dalyvauti hakatonuose tiek medicinos, tiek aviacijos, kosmoso, gynybos, logistikos, bankų ir įvairiausiom kitomis tematikomis jūs galite pritaikyti jau savo žinias, ir lygiai taip pat jūs galite jau dabar įsilieti į komandas studentų, suaugusių žmonių, specialistų. Visi iš tikrųjų labai yra atviri ir labai norintys priimti tuos jaunus, perspektyvius, smalsius būsimuosius ateities lyderius į komandas, kad galėtų parodyti, kaip technologijos vystosi ir kad jums būtų tas kelias lengvesnis. Vėlgi prisijungti prie bendruomenės, tapti socialiniuose tinkluose, ten yra įvairios grupės ir ten rasti įkvėpimo ir palaikymo. Ir labiausiai svarbu yra tai žengti su ryžtu, nesvarbu, ar turite patirties ar ne, viskas yra išmokstama, jeigu tik tai turite ryžto ir nuoseklumo, ir tai padės jums pasiekti tikslą. Ir visada gyvenime viskas prasideda nuo pirmo žingsnio, tai jeigu yra jums įdomi viena ar kita sritis, tai svarbiausia yra pradėti apie tai kalbėti ir rasti, ir tie bendraminčiai labai natūraliai atsiras aplink jūs. O čia yra nuoroda į mano socialinius tinklus. Ir jeigu galėsiu jums būti ko nors naudinga dabar ar ateityje, visada drąsiai bendraukim, draugaukim ir kurkime tą ateitį kartu, nes kaip ten bebūtų, technologijos yra tik įrankis, o kūrėjai esame mes, ir tik iš mūsų pasiryžimo, drąsos ir noro keisti pasaulį gimsta tie geresni sprendimai. Tai tas varo mane į priekį ir labai tikiuosi, kad galėjau šiandien įkvėpti padaryti tai ir jūs. Ačiū labai.